Sveiki visi. Šiandien esu aš, Povilas Kaminskas, Bliubridžo SOKO įkūrėjas Saugumo operacijų centro, ir turim Tautvydą Jašinską, kuris atstovauja ConnectPay. Labas, Tautvydai. Sveiki, sveiki. Šita laida bus skirta tiems, kuriems aktualus yra NIS2, DOROS atitikimas, tie, kurie rūpinasi savo saugumu ir iš esmės galvoja apie Saugumo operacijų centro paslaugas. Tiek NIS2 įstatymas to reikalauja, tiek bendras supratimas apie saugumą sako, kad Saugumo operacijų centro paslaugos yra būtinos. Tai šiandien mes su Tautvydu padėsim jums susigaudyti, o ką tai reiškia pas save turėti tas SOKO paslaugas, kaip keičiasi organizacijos darbas, kai atsiranda SOKas. Na ir iš esmės panagrinėsim tokius klausimus, kaip atrodo gerai veikiantis SOKas ir ką tai reiškia turėti organizacijai. Bliubridžas skaičiuoja jau 33 metus Lietuvoje, SOKas veikia jau 6 metus. Ir Tautvydas yra tas klientas, kuris, kai aš eilinį kartą kas ketvirtį paklausiau, kaip vertinat mūsų paslaugas, jisai pasakė, kad vertina taip, kad tai yra SOKas, kuris realiai veikia. Ir tu man pasakė tokią frazę, kad jūs mums greičiau pranešat apie kažkokius aptiktus pažeidimus, nei patys sužinot. Taip. Tai gal keletą žodžių apie save, Tautvydai, kaip tu daėjai iki tos savo dabartinės rolės, kokia jinai yra? Taip, tai esu Tautvydas, CISO, ConnectPay. Patirtis, mano, yra sąlyginai didelė, mano manimu, kas liečia SOKO apimtis. Gal apie patį ConnectPay trumpai, tai ConnectPay yra finansinių sprendimų platforma, teikianti įtarptinės bankininkystės paslaugas, kas iš principo yra mokėjimų paslaugos, sąskaitos atidarimas, debetinių kortelių išdavimas. Iš principo paslauga, produktas skirtas internetiniam verslams. Mano patirtis pati yra, kaip ir minėjau, sąlyginai nemaža. Tai kažkada pareigas kibernetinio saugumo ekspertų jau Lietuvos geležinkeliuose, vėliau dirbau įmonėje NRD Cyber Security, dirbau įmonėje Avia Solution Group kaip kibernetinio saugumo vadovas, dirbau įmonėje TG Lab, dirbau įmonėje Surfshark CISO pareigose. Tai taip, kad įvairių situacijų esu matęs, įvairių saugumo centrų funkcijų esu matęs, jų įgyvendinimo, įvairių nuomonių. Tai galim prasiplėsti turbūt. Tai, gerai, aš kaip tik norėjau klausytojams pasakyti, kad Tautvydą išskirčiau iš klientų kaip tokį žmogų, kuris labai yra techniškai pasikaustęs ir procesiškai pasikaustęs ir tikrai išsiskiria iš kitų tomis žiniomis. Ne tik tais, kas tai yra technologiniai sprendimai, bet ir kaip procesai turi atrodyti, kaip turi veikti, nes, užduodi mums tokių klausimų, kur mums iš tikrųjų reikia pasukti galvą. Tai aišku, man tai patinka, nes mes tobulėjom tokiu būdu. Mano klausimas yra, koks tavo požiūris yra į saugumą būtent toj roliai, kurioje tu dabar esi? Iš esmės, ar visų pirma stengiasi atitikti kažkokį tai reglamentavimą, ar žiūri į saugumą kaip į tokį bendrą reikalą, kaip yra vienas prioritetų organizacijai? Labai geras klausimas. Tai turbūt atliepiant pirmiausia ConnectPay, kuris yra reguliuojamas tiek Lietuvos banko, tiek Europos banko, tiek mes esame taip pat sertifikuoti su 27001, su 22301, tai iš principo reguliaciniai reikalavimai, tie visi compliance dalykai jau pas mus yra labai stiprūs ir ateina iš visų šitų standartų ir sertifikacijų. Mano pačio požiūris yra, kad compliance'as yra tikrai labai svarbu, bet jisai yra, sąlyginai pasakykime, numeris 2 mano prioritetų sąraše, nes numeris 1 yra ta tikroji sauga, tas tikrasis grėsmių aptikimas, tikroji prevencija ir visa tai, kai tu įgyvendini, iš principo compliance'as ateina. Tu esi aukščiau netgi už compliance'ą. Tai ta ideologija mano yra, kad mes turime vis dėlto saugotis ir prevenciškai saugotis. Tai tu turbūt nori pasakyti, kad compliance'as nepakankamai griežtai apibrėžia, koks tas saugumas turėtų būti organizacijai. Iš dalies taip. Kur galbūt mano pagrindinė mintis būtų čia, kad visi šie įstatymai, reglamentai, standartai, tai turbūt yra kiekvieno CISO svajonė.
Nes tom organizacijom, kurios iš principo neturi supratimo, ką reikia padaryti, kodėl tai reikia padaryti, jos yra priverstos tai padaryti. Kaip pavyzdys, mes pavyzdžiui, ConnectPay'us pats tapome pirmąją nebankinę instituciją prisijungusią prie pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro. Turime įvairiausių auditų. Praėjusiais metais turėjom 4, šiais metais planuojami 6 auditai. Kas mums iš tų auditų ir iš to viso compliance'o ateina? Ateina daugiau challenge'o, ateina daugiau iniciatyvų, ateina galbūt pavadinkim automatizuotiškesnių arba geresnių sprendimų, idėjų, kaip juos įgyvendinti. Nes mes visą laiką su auditoriais, kada bendravom ir kalbamės ir mūsų audituoja Big Fourai, kokias patirtis jūs matėt, kokias praktikas kiti taiko ir va tokiu būdu mes visą laiką bandom gauti tą realią, pridėtinę tokią vertę visos tos ekosistemos saugumui iš principo. Supratau, tai iš esmės tavo pasiūlymas būtų klausytojams į compliance žiūrėti ne kaip į kažkokį tai papildomą apkrovą, o kaip didžiulę pagalbą CISO, kuri leidžia lengviau suprasti, ko reikia, ką reikia ir kaip tai padaryti. Ar teisingai supratau? Taip, tai yra labai geras guideline'as, ką reikia pasidaryti ir tikrai yra palikta vietos tiek techniškai, tiek procedūrų lygyje sugalvoti, kaip pasiekti tą rezultatą. Supratau, tai jeigu tu to neturi compliance'o, tai tu turi praktiškai nuo tuščio popieriaus lapo pradėti viską. Jeigu tu jį turi, tai tu jau turi 5 skyrius iš 7 aprašytus. Taip, tai jau turi tikrai higieninius dalykus, bet mano nuomonė jų yra per mažai. Okay. Ar tu savo istorijoje esi dirbęs organizacijose, kurios neturėjo SOCO ir dabar tu dirbi, kuri turi SOCO? Gal tu galėtum tą pagrindinį skirtumą įvardinti tiem, kurie domisi tom SOCO paslaugom? Kaip pasikeitė tas jūsų darbas, kai jūs turit SOCO, su tuo, kai nėra to SOCO? Taip, tai turbūt, gal juokingai atsakys, tai turbūt aš pradėjau dirbti organizacijose, kurios neturėjo SOCO. Ir mano viena iš tų prioritetinių, tokių strateginių krypčių buvo vienokia ar kitokia apimtimi jį įsteigti, turėti as a service ar panašiai. Nes SOCO nauda didžiausia yra, kaip ir minėjau, ne incidentų aptikimas, bet prevencija. Tai reiškia įvykių pati analizė. Svarbu labai yra pastebėti ir analizuoti ne tik tai kritinę infrastruktūrą, kritinius komponentus infrastruktūros, bet ir mažiausius informacinius pranešimus. Ir matydamas tą visą informaciją, tu gali statyti savo iš principo informacijos saugumo strategiją. Tai, nežinau, atsakant turbūt į klausimą, tai saugumo operacijų centrą aš rekomenduočiau apskritai turėti visoms organizacijoms ir turėti jį pilną apimtim. Pilną apimtim tai turiu omeny, kad kritinės infrastruktūros, kritinių serverių, kritinių aplikacijų, kritinių verslo procesų neužtenka stebėti. Nes tu esi stiprus tiek, kiek yra silpniausia tavo grandis ir dėl to visą tą IT infrastruktūrą, gal taip trumpai pasakyčiau, reikia integruoti į SOC procesus. Supratau. Jo, man čia, žinai, tas labai rezonuoja tavo pasakymas apie tą SOCą. Taip kaip aš matau SOCO funkciją, tokį įdomų faktą paminėsiu, kad IBM'as, mūsų partneris, yra daręs tyrimą ir to tyrimo rezultatai buvo tokie, kad organizacijos, kurios neturi SOCO, aptinka saugumo incidentus vidutiniškai per 200 dienų. Ir ką tai reiškia tas 200 dienų, tai iš esmės, kad tu sužinai apie saugumo incidentą, kai jau patiri žalą, ne? Nes vienas toks momentas, kurį mes pastebim, kad tam, kad įsilaužėlis galėtų pasiekti tos piktybiškus savo tikslus, jam reikia gyvendinti visą atakos grandinėlę, tai yra 4, 5, 6 veiksmus jūsų organizacijai. Ir tai, kad tu pasakei, kad reikia kiekvieną smulkmeną stebėti, iš tikrųjų aš tam labai pritariu, nes ką mes SOC'e irgi pastebim, kad mes aptinkam visokiausių smulkių bandymų veikti, kurie patys iš savęs nekuria dar žalos jokios, bet laiku jų neužkardžius, tai gali sekti prie sekančio veiksmo ir išsivystyti.
Ar tu sutiktum su tokiu mano teiginiu, kad tas turint SOC-ą, tas saugumo incidentų aptikimas trumpinamas nuo 200 dienų iki, tarkim, 1 dienos? Iš principo sutikčiau, turbūt dabartinė situacija, ką rodo esamo SOC-o, kad nors sutartinius įsipareigojimus mes turime 2 valandų SLA, kaip tik dar prieš mūsų susitikimą pasižiūrėjau statistiką, tai incidentai pranešami mums yra maksimalus laikas buvo 11 minučių periodas, Wow. kuo aš labai iš principo džiaugiuosi. Ir atsakant dar arba papildant galbūt ir prieš tai esantį klausimą, kad vos tik tai įsidiegus arba paleidus, pavadinkim SOC-ą, tų incidentų būna 100 arba tūkstančiai, tai ką mato sistemos ir platformos ir tas tęstinis nuolatinis analitikų darbas, ekspertų darbas, inžinierių darbas padeda susimažinti tuos false positive, false negative įvykių visus skaičius. Ir ta adaptacija, tas tuninimas, tai tikrai užtrunka ir tai yra ketvirčio 3-4 mėnesių sunkus darbas visų komandų. Supratau. Jo, iš tikrųjų mes tą matom pas visus savo klientus, kad kai pasileidžia SOC-o paslauga, tai visų pirma, ką noriu klausytojams pasakyti, kad nesitikėkit, kad jeigu įsigijote SOC paslaugą, tarkim, iš išorinio tiekėjo, pasirašėte sutartį ir iš karto esat saugus. Kaip ir Tautvydas sako, tai ne. Iš esmės, SOC-o komandos ir perkančiosios organizacijos priežiūros komandos arba kokią jūs ten beturėtume tą komandą, jos tampa kaip vienas darinys, kurių pagrindinė užduotis yra kuo geriau apsaugoti organizaciją. Ir aš tikrai tau pritariu, mes tą ir savo SOC-e matom, kad kai paleidžiam paslaugą, pirmas pusmetis būna labai intensyvus abiem pusėm. Nes pilasi pranešimai, labai daug išlenda visokių higieninių klausimų, konfiguracijų visokių keistų pas jūs, visokių slaptažodžių nesaugių ir šiaip visokiausių dalykų tikrai daug, liaudiškai pavadinsiu, šaudo, bet tie šaudimai nebūtinai yra blogai veikianti platforma SOC-o, iš esmės tai yra tie higieniniai dalykai, kuriuos reikia susitvarkyti kartu. Kaip jūsų komandai, koks tas jūsų komandos yra darbas, kai dirbama su SOC-u, nes kaip SOC-as dirba, tai gal dar prieisim prie to, vėliau pakomentuosim, bet ką jūs veikiate, ką jūs gaunat ir ką jūs reaguojate ir ką jūs darot iš savo pusės? Iš principo mes gaunam pranešimus, kur SOC-o analitikai jau iš turimos informacijos negali identifikuoti, ar tai yra incidentas ir reikalaujama mūsų patvirtinimo. Tai mes iš principo gaunam po analitikų triažo gauname pranešimą apie incidentą. Mes esame juos pasikategorizavę pagal tam tikras kritiškumo lygius. Į kritinius incidentus skambučių gauname pranešimą. Tai per pastarąjį pusmetį esame gavę kelis skambučius tokius. Bet viskas buvo gerai. False positive variantas, bet labai džiaugiamės, kad SOC-as sureagavo ir matė. Bet iš principo praėjusio mėnesio statistika, jeigu gerai pamenu, mes turėjome 21 pranešimą iš saugumo operacijų centro ir kas vyksta pas mūsų organizacijoje gavus tokį pranešimą, iš principo informacijos saugumo vadovas, tai pavadinkim, meta visus einamosius darbus ir tikrina, ar neturime kokio nors įsilaužimo ar duomenų nuotėkio. Tas procesas yra standartinis, pavadinčiau. Tai iš principo susisiekiama su sistemų savininkais, administratoriais, aplikacijų inžinieriais, žiūrime, ar buvo change managementas koks nors ir validuojama, ar tą veiklą atlikome mes, ar ne. Aha, tai visų pirma, jūs turbūt mobilizuojat komandą gavę tokį pranešimą. Taip, mes turime įsteigę business continuity managemento, pavadinkime, procese reagavimo į kibernetinius incidentus komandą, mes ją vadiname CIRTu, vidiniu CIRTu. Tai yra visos kompetencijos iš skirtingų padalinių, kurios vienu metu gauna vienodą informaciją. Jeigu informacijos saugumo vadovas patvirtina, kad pas mus čia yra incidentas ir jau jį reikia lokalizuoti, spręsti, užkardyti, tuomet mes visi darome incident responsą, jungiamės į bendrą komunikacijos saugų kanalą ir toliau dėliojame planą, ką konkrečiu veiksmu reikia daryti.
Ką SOKas šituo atveju daro, aktyviai saugumo vadovas komunikuoja su SOKu, mes turime tokias procedūras. SOKas surenka visą informaciją, iš principo mes naudojame SIEM sistemą, SOKas prieina tik prie SIEM sistemos, surenka visą atakos grandinę ir pateikia mums informaciją, kad mes gebėtume pašalinti piktavalio, pavadinkime, atliktus veiksmus, paliktas skyles ir panašiai. Tai pas mus yra toks reagavimas, bet jeigu paimtume praėjusio mėnesio incidentus, tai dažniausiai SOKo atsiųsti incidentai yra validuojami, patvirtinami kaip teigiami arba neigiami, pavadinkime, per 15 minučių šiai dienai. Puikiai. Bet kaip ir minėjau, mes visus tuos incidentus arba pranešimus, kiek galima, iš jų darome lessons learned iš karto. Tokį viduj turime procesą, nesame labai didelė organizacija, bet mano manimu informacijos saugumo kontekste brandi. Mes iškart žiūrime, o kaip padaryti, kad kitą kartą tai nebūtų pranešta kaip incidentas, nes dėl kokių priežasčių tai yra false positives. Ir tuomet komunikuojame su SOKu, kokias reikėtų išimtis daryti, kaip reikėtų interpretuoti, kaip traktuoti tokį įvykį ir panašiai. Tai tokių kaip kibernetinio saugumo incidentų, kaip aprašo kibernetinio saugumo įstatymas, mes šiai dienai per pusę metų nesame turėję, aš tą noriu pasakyti. Tai yra labai džiugi žinia. Įvykiai, taip, jie įvykiai, juos reikia spręsti, bet tas neišsiverti į incidentą, kuo aš ir džiaugiuosi. Ir man tas proaktyvus sprendimas daug labiau patinka negu gaisrų gesinimas, incidentų sprendimas ir panašiai. Jo, čia du iškart dalykai man šauna į galvą. Vienas dar pratęsim, paskui aš užduosiu tau klausimą dėl to jūsų darbo, bet vienas tai, ką tu sakai, mes irgi galiu patvirtinti, kad pas visus savo klientus, kuriuos turim, tikrai labai retas atvejis, kai yra tie aukšto lygio incidentai ir ypatingai apie tokius, jeigu kalbam, kurie kažkokią žalą atneša, bet tai yra dėl tos priežasties, kaip tu sakai, kad SOKas kiekvieną smulkmeną užkabina ir iš tikrųjų jisai aptinka patį pirmą įsilaužėlio bandymą veikti. Ir jeigu tu uždarai tą patį pirmą, tai jam tą atakos grandinėlę gyvendinti praktiškai šansai mažėja iki, ne iki nulio gal saugume, taip negali sakyti, bet labai minimalus. Dabar šitas klausimas šiaip yra labai aktualus, nes aš jį iš daugumos klientų sulaukiu, tai yra, tu įvardinai, kad jūs turit ir komandą, kurią mobilizuojat, ir procesą, ką ta komanda daro, jūs netgi tai CIRTu vadinat. Klientai labai dažnai klausia, sako, tai kiek man čia tų naujų etatų reikės, dabar kai aš SOKą pasileisiu paslaugą, įsigysiu išorinio tiekėjo paslaugą, kiek čia man tų etatų reikės, kad su to SOKu dirbti. Tai mano klausimas yra, ar čia iš tikrųjų prireikia papildomų etatų arba papildomų resursų, kad dirbti su to SOKo paslauga, ar iš esmės tiesiog reikia apsirašyti procesus ir atitinkamai prisitaikyti prie to, kas vyksta? Tai procesus tai tikrai būtina apsirašyti, bet čia ir yra turbūt esminis momentas to SOKo turėjimo, kad tau nereikia tų etatų. Tau reikia vidinio prioriteto, aš sakyčiau, tai vidinio prioriteto ar informacijos saugumo vadovo, ar saugumo eksperto, ar IT administratorius paskirto atsakingo žmogaus reaguoti į tau praneštą, jau validuotą saugumo įvykį, taip pavadinčiau. Tai kurti etatų labai gal didelėse organizacijose ir reikėtų, bet čia vėlgi klausimas tada, jeigu jūs steigiat SOKą ir neturite etatų ir esate didelė organizacija, tai jau prasilengia su kažkokia logika ir kažkas vėluoja. Bet jeigu trumpai atsakant, tai taip, reikia prioriteto, reikia reagavimo, bet SOKas iš savęs, jisai tą riziką, kaip čia pavadinkim, prisėma. Jisai atsakingas už identifikavimą ir tas pasitikėjimas klientų, arba tiksliau gal apsibrėžkim žodį saugumas, kas yra, ne? Tai saugumas turbūt yra pasitikėjimas ir galimybės, kažkas tokio turėtų būti. Tai jeigu tu pasitikė savo saugumo operacijų centru, jo kompetencijom ir jisai turi galimybės identifikuoti tas grėsmes, tai vidiniai validacijai yra labai minimalus laikas reikalingas. Supratau, tai... Tik tai tobulinimai procesų, tai taip. Reikia kompetencijų turėti organizacijoje, bet tas tikrai, mano nuomonė, nereikalauja. Ok, tai apibendrinant, iš esmės tiem, kurie dabar turi, paimkim pavyzdį, NIS2 reikalavimus, kad ta SOKo funkcija būtų, tai iš esmės jiems papildomų etatų nereikės, bet reikės susidėlioti procesą, kurio jie šiuo metu neturi, kaip reikės reaguoti į
potencialių saugumo incidentus. Taip, ir kas yra į organizacijoje tas darbuotojas, organas, priklauso nuo organizacijos dydžio, ar tai padalinys, ar kompetencijų rinkinys, kas bus atsakingas už saugumo, kad saugumo operacijų centro funkcijos būtų vykdomos. Taip. Aš tokį klausimą tau gal užduosiu, tokį trikį biškį. Kokią tą atsakomybę SOC'as turėtų nešti iš esmės? Nes iškart pasakysiu, dėl ko klausiu, nes klientai sako, ar jūs garantuojat, kad įsilaužimų nebus? Tai dėja, bet niekas pasaulyje negali garantuoti, kad įsilaužimų nebus ir tada klausimas, o tai SOC'o kokia yra atsakomybė? Gal tu kažkokius lūkesčius bent jau SOC'ui gali pasakyti, ko tu tikiesi, dirbdamas su SOC'u, yra išorinė paslauga, ko tu tikiesi, kad SOC'as tau atneš, deliverance, angliškai kalbant. Tai geras tikrai suktas toksai klausimas, tai turbūt, jeigu žiūrėti iš įstatymo pusės, tai organizacija yra atsakinga ir neša atsakomybę ir jai gali būti taikomos baudos ir panašiai. SOC'as iš savęs jisai turi vykdyti funkcijas, kurios yra apibrėžtos, ar tai darbo sutartyse, ar tai kontraktuose, tai organizacija prieš steigdama SOC'ą pas save arba pirkdama jį kaip paslaugą, turi išstatyti SOC'ui lūkesčius. Dabar SOC'as, aš vis tiek suprantu taip, kad ką mes integruosime, ką mes paduosime, ką mes paprašysime, tą SOC'as geba padaryti. SOC'as iš savęs, jisai nedirba organizacijoje, jisai nežino jos veiklos procesų. Čia yra labai toks sudėtingas ir tęstinis darbas. Tai todėl pradedant SOC'ą statyti, įsigijant SOC'ą, būtina aptarti, kas organizacija yra svarbu ir kaip organizacija veikia. SOC'o atsakomybė, kaip ir minėjau, vykdyti funkciją, pastebėti incidentus, reaguoti į juos, reaguoti į saugumo įvykius, pranešti, bet pati organizacija yra atsakinga susižiūrėti, ar visi turto vienetai, turbūt lietuviškai reikėtų sakyti, asetai yra pajungti į stebėjimo lauką. Susižiūrėti, ar SOC'as tuos žurnalinius įrašus geba normalizuoti, ar jie yra pritaikyti automatiniam taisyklėm, automatiniam aptikimui. Tai vis dėlto tas organizacijoje esantis tas atsakingas asmuo ir turi savo lūkesčius perteikti žmonių kalba SOC'ui, kurie tai galėtų paversti tą technologinę kalbą ir iš to išspausti naudą. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą, ar reikėtų gal patikslinti. Aš dar nuo savęs pridėsiu. Man labai patinka, ką aš girdžiu iš tavęs, nes man patinka, kad tu visą laiką kartoji, kad tai yra jūsų organizacijos atsakomybė būti saugiems. Ir aišku, tu taip kalbi, nes tu esi CISO ir tau tai turbūt net į darbo sutartį yra įrašyta. Taip, pagrindinė atsakomybė. Jo, viskas tvarkoja, bet aš gal tau padėsiu irgi atsakyti šitą klausimą. Aš matau keletą efektyvaus SOC'o parametrų, kurie yra svarbus ir ką reikėtų atkreipti dėmesį. Visų pirma, tai yra reagavimo laikai. Tai, ką tu paminėjai 11 minučių, tai yra tas pavyzdys greitai dirbančio SOC'o. Kodėl tai yra svarbu? Nes kai aš įkūrinėjau šitą SOC'ą prieš 6 metus, mes pasidarėm tokią apklausą klientų. Lietuvoje virš 30 organizacijų gyvai apėjom, padarėm interviu ir pagrindinis ir toksai vienas iš esminių nusiskundimų buvo taip, kad per maža komanda neturi laiko, lėtai reaguoja, kartais sužinom apie saugumo incidentus po 2-3 dienų. Tai man tas iškart užkliuvo ir tada aš iškart savo pasakiau, kad mūsų SOC'as bus, aš apskritai keliu tokį reikalavimą, kad tai būtų geriausias SOC'as Lietuvoje, bet tas geriausias jis turi būti kažkokiais parametrais apibūdinamas. Ir vienas iš tų parametrų buvo greitas reagavimas. Man atrodo, kad turbūt yra totaliai nepriimtina, jeigu tu sužinai po 2-3 dienų apie saugumo incidentą. Ir tas momentas, tas greitas reagavimas iš tiesų yra tikrai SOC'o atsakomybė ir to tikrai galima reikalauti iš SOC'o tiekėjų, iš savo vidinių tai vienareikšmiškai, bet jeigu kalbam daugiau apie tiekėjus, tai greitis reagavimo turėtų būti tikrai toks... Tai pritariu. Aš gal dar tik tai papildyčiau tuomet, jeigu šitam kontekste, mes kalbame, kad dar už ką SOC'as turėtų būti atsakingas arba ką stebėti, kiek ar nedingsta šaltiniai. Ne? Šaltiniai tai yra žurnaliniai įrašai,
kurie turi ateiti iki SOKO, nes dažna klaida ir kiek gyvenime teko spręsti tų incidentų, tai kaip incidentas, taip žurnalinių įrašų nėra. Yra sprendimai, yra procesai, yra žmonės, bet nėra tos grandinėlės ir apjungta. Tai tokie elementarūs higieniniai dalykai, tai SOKui turi būti keliami, kaip ir minėjau, reakcijos laikas, ar žurnaliniai įrašai yra gaunami, apie juos pranešti kaip apie incidentą galima, teisingai. Taip. Jo, aš šitą tikrai norėčiau skirti dar papildomai laiko šitam klausimui, tai yra žurnalinių įrašų šaltinių veikimui. Tie, kurie su SOKu nesusidūrė, dar iki šiol tai turbūt net nesupranta, apie ką mes šnekam, bet aš paaiškinsiu, kad tai yra labai svarbi SOKo dalis ir mes kaip SOKo tiekėjas, teikiantis tokią paslaugą, tikrai labai daug žmogiškų resursų tam esam paskyrę, kad būtent dirbtumėm korektiškai su duomenų šaltiniais. Kas tai yra, kai paimkim, ar tai būtų SIEMO sprendimas, ar XDR sprendimas, visa jūsų infrastruktūra yra integruojama į tą įrankį, bet realybė yra tokia, kad kiekvieną rytą atsidarius konsolę kažkurie duomenų šaltiniai nebesiunčia. Tai pirmas dalykas, reikia išmokti tą stebėti ir užfiksuoti, kad jie nesiunčia, nes jeigu tu savo SOKe nesi paleidęs jokių priemonių, kad užfiksuoti, kad jie nesiunčia, tai tu ir nežinosi. Tu kaip sužinosi, kaip tu sakai, kai įvyks incidentas ir paaiškės, kad jau pusę metų nesiunčia tų logų. Tai aš nemeluosiu, mes per pirmus savo darbo metus, prieš kelis metus susirinkom tos grėblius ir išmokom tas pamokas, kad tos duomenų šaltinius reikia būtinai stebėti. Ir dabar pas mus komandai 3 žmonės yra, kurie dirba grinai su duomenų šaltiniais iš esmės. 70% savo laiko skiria. Tai čia yra ta tikrai labai svarbi dalis, nes vienas dalykas, tai tu nebematai, kas vyksta, jeigu nesiunčia tas duomenų šaltinis. Antras dalykas, tai yra viena iš atakos metodikų, kai užvaldai tam tikrą sistemą ir nutrauki duomenų siuntimą į SOKo sistemas tam, kad tu nematytų tavo tolimesnį judėjimą. Tai taip, darbas duomenų šaltiniais, reagavimo greitis ir dar vieną labai išskirčiau, kurį iš tiesų labai sunku apibrėžti sutartimis, ant popieriaus ir įsipareigojimais, bet aptikimo plotis, gal tai pavadinsiu. Tikrai ne visi SOKai ir ne visi sprendimai vienodą grėsmių spektrą apima. Tu turbūt puikiai žinai MITRE Attack Frameworką ir iš esmės, jeigu kalbant apie SIEMą, ką jūs turit, tai jūs šiuo metu turit gerokai virš 1000 tų skirtingų grėsmių aptikimą. Ir va čia tiem, kurie renkasi SOKo paslaugą arba pas save kūrė, iš esmės reikėtų skirti resursus žmonės ir susifokusuoti į tą grėsmių aptikimo gerinimą. Nes logai gali eiti, reagavimas gali būti greitas, bet jeigu tu turi 50 taisyklių, kurios aptinka, tai tu pamatysi 50 grėsmių. Jeigu tu turi 1300, tai tu pamatysi 1300 tų grėsmių. Tai turbūt 3 tokie dalykai, kur reikėtų ieškoti. Tai yra aš dar ketvirtą pradėčiau. Ketvirtą, tai integracija su grėsmių žvalgybos platformomis. Tai va, su visos bendruomenės, ar ten komerciniai įrankiai, ar open source įrankiai būtų naudojami, bet iš principų, kad būtų sistema, šiuo atveju SIEMas integruotų su grėsmių žvalgybos platformomis ir gautų tuos indikatorius. Nes ne visos problemos, ne visi incidentai yra virusai. Duomenų nuotėkis nėra virusas, o grėsmių indikatorių platforma, tą Indicator of Compromise, IOC, IP adresą, domeną, kitą skaitmeninį parašą gebėtų identifikuoti ir automatiškai arba detektuoti, arba blokuoti, tiek integruojant su SIEMu, tiek integruojant su prevencijos sistema. Ar jūs tą turit su SOKo? Taip, turim ir džiaugiamės šito dalyko. Gerai, tvarkoj. Gal galėtum pasakyti, sakai, kad gaunat pranešimų po keliasdešimt kas mėnesį. Kas dažniausiai, apie ką tie pranešimai būna? Kaip, kad žmonėm, kurie nesusidūrė su SOKu ir jie nežino, ką aptinka, kokios tos potencialios grėsmės būna? Taip ir pastarąjį pusę metų dabar pagrindiniai mūsų pranešimai iš principo buvo low lygio didžioji dalis ir jie buvo 70%, jeigu gerai pamenu, iš principo tokie labiau informaciniai pranešimai netgi, kurie buvo paklausimas dėl taisyklių, kaip čia
konfigūravimo, tuninimo, ar tai yra įvykis, ar tai yra incidentas, arba ar tai yra žinoma veikla, gal kažkaip taip sudėčiau, suakumuliuočiau, kad sekantį kartą jo nepranešti, nes analitikas iš principo mato, kad grėsmės lygis yra žemas, bet jisai sukelia papildomą triukšmą. Bet tokie galbūt to aukštesnio lygio jau low pranešimai, tai buvo iš principo infrastruktūros skenavimas, iš išorės pasiekimo perimetro skenavimas, ką daro piktavaliai iš principo rekonansą, jie tikrina, skenuoja, ieško pažeidžiamumų, ieško spragų, per kurį lysti. Ir kaip praėjusią klausimą, bet nagrinėjom praėjusią šiek tiek temą, tai ką piktavalis, geras piktavalis, kaip čia, profesionalus piktavalis, ką daro, tai jisai įsilaužęs į sistemą padaro, kaip ir minėjai, kelis dalykus. Tai vienas dalykas atjungia žurnalinių įrašų siuntimą, palieka skylę savo sugrįžti ir updateina serverį. Užpečina, kad nebūtų tų pažeidžiamumų. Tai vat ką mes matome, kad mus skanuoja, ieško saugumo spragų, saugumo skylių, tai pagrindiniais įvykiai yra tokie. Taip pat, ką mes esame su SOC-u sutarę, mes tokio turime vadinamų custom taisyklių, tai reiškia mūsų vidinių procedūrų pažeidimai. Kas iš principo nėra joks įsilaužimas, kažkokia didelė grėsmė, bet mes esame pasakę, kad tai yra būdas, kaip mes dalinamės informaciją, tai yra būdas, kaip mes siunčiame, tai yra platforma, kuri daro tą ir tą. Ir jeigu SOC-ui yra užduoti šitie klausimai, jeigu pamatysite, kad vyksta ne taip, kaip mes esame sutarę, tai yra incidentas ir prašome apie mums pranešti, tai aš kalbu ir apie DLP sprendimų integraciją ir panašiai. Aha, tai iš esmės tu sakai, kad SOC-ui jūs įvardinat custom scenarius, kurie jūsų atveju reiškia grėsmę. Ir SOC-as prisiema tą atsakomybę sukurti ir aprašyti tos scenarius ir juos stebėti. Taip, mes esam sutartį apsibrėžę iš tikrųjų kiek, netgi gal taip pavadinkim, nemokamų papildomų kalibracijų, ne kalibracijų, bet taisyklių sukūrimų, tų custom based galima sukurti, už kitas paslaugas reikėtų mokėti, pakol kas šitos ribos mes neviršijom, bet kaip mes darom, mes matome organizacijoje, kas vyksta, prašome SOC-o ir mūsų IT inžinieriai, DevOpsai, DevSecOpsai sako, atlikdami kažkokį veiksmą, procedūrą, paleisdami kažkokius servisus, va šitą dalyką reikia integruoti į SOC-ą. Taip reikia padaryti. Tai viena medalio pusė, ko mes prašom SOC-o, kita medalio pusė, kad mes patys analizuojame įsilaužimus, gal taip pavadinkime, arba stebime, kas įvyko gaublio apimtyje. Ir tuomet grįžtam į SOC-ą su klausimu, ar mes šitą pamatytume, ar jūs gebat šitą padaryti. Jeigu trūksta kažkokių žurnalinių įrašų, vėlgi kalbamės, kaip tą padaryti, kaip tą integruoti, kad tos taisyklės būtų sukurtos ir aptiktų. Nes dar ir mano manimu, kad mes kada kalbėjom ir organizacijos, mano nuomonė, dažnai daro klaidą, kad SIEMą naudoja kaip žurnalinių įrašų kaupimo sistemą, o jisai turėtų būti SIEMO esmė Security Information Event Management. Tai reiškia, kad įmonė long term žurnalinius įrašus turėtų saugoti atskirai ir į SIEMO sistemas siūsti tuos saugumo įvykius, iš kurių gauna naudą, iš kurių gauna vertę ir užtikrinti tą data retention policy. Jo, čia du man tokie dalykai rezonuoja, ką tu sakai. Vienas toks įdomus faktas yra apie mūsų SIEMą, kuriuo jūs gaunate paslaugą SOC-o. Tai out of the box gamintojas, SIEMO gamintojas pateikia apie ten 800 standartinių taisyklių. Bet mes patikrinom visas tas standartinės taisyklės ir palikom tik 70 standartinių gamintojų, kurios mums atrodė, kad yra tinkamai veikiamos, pakankamai geros. Visas kitas 1200 su viršum taisyklių mes pasirašėm per tuos 6 metus from scratch, galima taip pasakyti, dėl to, kad tie visi scenarijai, vat kaip ir tu sakei, kad jūs turite specifinių scenarijų, jie yra tose gaminto taisyklėse neprašyti arba jos netinkamai veikia. Toks labai patarimas klausytojams, jeigu turite SOC-ą arba turėsite, kaip pagerinti tą aptikimą ir, pavyzdžiui, ko aš kaip SOC-o vadovas labiausiai bijau, mano košmaras tai yra, kai klientai paskambina, jie sako, darėm pentestą, jūs nieko nepamatėt.
Tai čia yra mano košmaras, kurį aš jau nesulaukiau, gal paskutinius 2,5 metų turbūt. Bet iš esmės tikrai geras būdas yra testuoti aptikimą ir gerinti jį, tai yra bandant įsilaužti sistemas. Ir jeigu jūs dar to Tautvydai nebandėt padaryti, tai rekomenduoju ir mums net nepranešant apie tai. Taip, mes penetration testus darom, pagal DORA esam įpareigoti netgi daryti threat-led penetration testingą, bet ką mes pasidarėme šiais metais, tai Business Continuity Management pratybas reagavimas į krizinės situacijas, crisis management iš principo. Treningus, kada imitavom scenarijų, jog organizacijoje yra užšifruota, ransomware ataka įvyksta ir mums reikia kuo greičiau atsistatyti. Ir vienas iš šitų pratybų esmės buvo patikrinti, kaip veikia saugumo operacijų centras. Tai reiškia, jeigu mes neturėtume kažkokio tai ryšio, kaip greitai mes galime atsistatyti ir kaip greitai mes galime gauti informaciją, kas įvyko. Nes mūsų siemas yra pas jūs. Tai reiškia, jeigu mes paveikti, turime kažkokią tai sieną, kuri mus saugo, bet SOCas Blue Bridge'o mato visus įvykusius veiksmus. Tai įvykus tokiam incidentui, mums pavyko su SOCu susisiekti per 15 minučių, kas irgi yra labai džiugu. Bendriniu telefonu kažkokiu? Taip. Tai bendriniu telefonu, tai čia yra neįtikėtinai greitai. Šiai dienai mes jau turime SOCo, kaip čia pavadinkime, asmeninį telefono numerį, tai kitą kartą nereikės tiek laiko laukti, bet esame patenkinti reagavimu, tą reakciją visą ir tikimės, kad mums neprireiks tokio variantų, bet esame irgi pasiruošę reaguoti į bet kokią situaciją ir kaip pasakyti, norime turėti tuos patikimus partnerius. O pagrindinis lūkestis viso šito dalyko, kad manome, kad SOCas pirmas mus informuotų, kad pas mus yra ataka ir tokio lygio. Greičiausiai. Iš tiesų, kartais, labai retais atvejais, turbūt ant vienos rankos pirštų galim suskaičiuoti atvejus, kai klientai mums praneša nustatytą tvarką. Dažniausiai jie net neprisimena tos tvarkos sutartinės, jiems ten per 2-3 metus niekada neprireikdavo SOCui nieko registruoti. Bet sakau, per metus keletas tokių atvejų būna, kad mes sužinom, jog buvo saugumo incidentas. Bet visi tie atvejai būna tokie specifiniai ir paskutiniai keli tai buvo, paaiškėjo, kad klientas, paminėsiu tokį svarbų momentą, ką ir tu sakei, kad klientas buvo nusprendęs, kad jisai ne visą infrastruktūrą į siemą pajungs ir jis tik tai kritinius stebės. Ir paaiškėjo, kad įvyko saugumo incidentas nestebimoje sistemoje, klientas buvo tą pasirinkęs, nors mes jį kalbinom kitaip ir išlindo. Aš labai džiaugiuosi, kad jums pavyko per 15 minučių prisiskambinti, bet iš tiesų noriu pasakyti, kad taip, tas bendradarbiavimas SOCo komandos ir jūsų kaip atsakingos organizacijos yra ypač svarbus ir mes išmokstam tų pamokų ir pasirašom tų scenarijų tikrai nemažai tokių bandymų, testavimų metu. Ir mes netgi turim dabar planą, kaip mes patys proaktyviai tą testavimą darysim, iš esmės, kad mes galėtumėm pasidaryti, žinoma, mes turim penetration testerių komandą ir panašiai, bet tą reikia testuoti ir tą aptikimą gerinti ir aš labai norėčiau, kad klausytojai suprastų, kad tas aptikimo gerinimas, tai iš esmės reiškia, kad mes sėkmingai surandame, ko SOCas nepastebėjo ir tai pakoreguojame ir sukūrėme. Ir tai nėra kažkokia tai įgimta SOCo kaltė, kad to nebuvo. Tai iš esmės yra nuolatinis aptikimo gerinimas. Ir ta veikla, jinai turi būti orientuota. Jos tikslas yra pamatyti to, ko mes nematom ir jos sėkmė yra, jeigu mes iš tikrųjų randam to, ko nematom. Aišku, jeigu viską pasaulyje pamatysim, tai tvarkoja, bet tos grėsmės jos gimsta kas dieną, jos gimsta kas mėnesį, kas metus ir mūsų tikslas yra kuo greičiau prisitaikyti prie to ir sukurti tas taisyklės, kad iš esmės mes tai pamatytumėm. Bet aš turbūt reziumuočiau tą, ką paminėjai, kad saugumas yra procesas, ne produktas. Tu negali nusipirkti šiai dienai saugumo ir man atrodo didelę klaidą daro organizacijos, kurios perka saugumo jausmą. Tai ką mūsų įmonė
ką mes nusprendėm, pasitarėm viduje, kad mes neperkam saugumo jausmo, mes perkame saugumo procesą ir esame dalis procese. Tai va čia yra labai svarbu, kad organizacija turi rūpintis, turi kelt klausimus, turi turėti lūkesčių savo ir turi bendradarbiauti. SOKas turi bendradarbiauti su organizacija, nesvarbu, ar tai vidinis padalinys, ar tai paslauga, turi būti abipusis ryšys, turi būti technologijų, procesų ir kompetencijų visuma. Jo, man šiandien sudaro toks jausmas, lyg mes biški taip kažkaip nuo to SOKo tą atsakomybę nukraunam, bet iš tikrųjų jinai yra ta atsakomybė. Mes kiekvienais metais darom savo IT Connected konferenciją ir per vieną konferenciją klientas sakė, nu žinokit, reikia pašnekėti dėl jūsų SOKo, sakau, kas nutiko, taigi sakau, jūs turite iš kito partnerio SOKo. Jis sako, žinot, per 2,5 metų gavom 3 pranešimus iš SOKo. Ir aš galvoju, 2,5 metų 3 pranešimai mažokai. Tai taip, visgi SOKas turi atlikti savo pareigą, jisai turi užtikrinti aptikimą, jis turi užtikrinti greitį ir 3 pranešimai per 2,5 metų tikrai nėra tinkamas SOKo darbas. Ką tu galėtum patarti tiems, kurie dabar eina per tą pasirinkimo kelią, žinių sukaupimo apie SOKo kelią, kokie kriterijai yra svarbus, atkreipiant dėmesį į SOKą, gal kokie, nežinau, žinai, kaip būna ten top 3 patarimai, jeigu tu tokius turi, besirenkančiom organizacijom, beieškančiom to SOKo sprendimo. Geras klausimas, labai plati tema, kad taip trumpai atsakyti. Tai turbūt patikimas partneris. Tai iš principo, ką po tuo galėčiau padėti, tai kad patirtis, naudojamos technologijos ir plačios kompetencijos. Ką reikėtų kiekvienai organizacijai prieš perkant SOKą įsivertinti. Nes tikrai teko matyti, kad organizacijos turi EDR sprendimus ir galvoja, kad tai yra pakankamas įrankis užkirsti kenkėjiškai tai veiklai. Tai siūlyčiau įsivertinti šitos dalykus. Tada antrų punktų, ten buvo 1.1, 1.2, 1.3 buvo, antrų punktų siūlyčiau pasikonsultuoti su kitom įmonėm, organizacijom, kurios turi SOKo, susirinkti feedbackus. Ir trečiu numeriu nepaleisti SOKo, kaip čia pavadinkim, dirbti savo. Integruoti SOKą į įmonę, integruoti į įmonės procesus ir tai galėtų būti startas. Aišku, tas trečias variantas yra įmanomas tik tai pasibandžius paslaugą. Bet čia vėlgi, sakau, sudėtingas klausimas atsakyti už tai, kad išsibandyti Lietuvoje esančius visus SOKus po kelis mėnesius yra praktiškai, mano manimu, neįmanoma ir tas didelės naudos ir efektyvumo neduos, nes vien tokio SOKo paleidimas, pavadinkim, tai jis vis tiek trunka nuo 2 iki 4 mėnesių. Aišku, priklauso nuo organizacijos dydžio. Tai... Jo, aš galvoju, kad taip, iš esmės apie tą patirtį, kokią komandą turi, kokias kompetencijas turi, kokius įrankius naudoja. Nu tai čia mes kaip pardavėjai, tai jau galim mane ten liežuvius pasmailinę ten visko pripasakot. Man gal turbūt labiausiai nuskambėjo tas toksai realiausias, tai pasikalbėti su tom įmonėm, kurios turi tos SOKus, nes jų tikrai, jeigu palygintumėm, kiek prieš 5 metus turėjo, tai turbūt aš tikrai nebūčiau pamelavęs, jeigu ant viso kūno pirštų buvo galima suskaičiuoti, kiek tų realių SOKų turėjo. Dabar tikrai yra skaičiai dabar yra kitokie ir paprašykit to tiekėjo, jeigu jūs planuojat kaip paslaugą. Aš dar paskui pridėsiu, kodėl čia vis kalbam apie tiekėją. Tai paprašykit to tiekėjo, kad jisai duotų jums savo klientų kontaktų, kurie galėtų pasipasakot, kaip dirba tas partneris ir jūs išgirsite, ar jie patenkinti, pliusus, minusus ir susidarysit bendrą vaizdą. Dabar dėl ko aš vis į tą tiekėjo pusę lenkiu? Dėl paprasto tokio matematinio išskaičiavimo. Kaip žinia, su NIS 2 įstatymu buvo pirmoji banga, kai mano žiniomis buvo
informuotos 440 organizacijų, kad jos patenka po NIS2 direktyvą. Dabar balandžio 17 dieną, už porą savaičių laukia antroji banga, kur dar turbūt apie 1600 organizacijų gaus tos pranešimus. Tai visa problema su sokais Lietuvoje yra tokia, kad tam, kad turėti soką, reikia komandos. Ir aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma su vienu žmogum pasidaryti soką. Nežinau, ar tu įsivaizduoji, kad vienas žmogus galėtų būti sokas organizacijai. Visokių variantų mačiau, bet neveikia. Neveikia. Nu, sakykime, jau blogiausiu atveju mes kalbam apie 2 žmonės organizaciją, tai įsivaizduokit, 2000 gavo pranešimus ir nėra 4000 darbo rinkoje laukiančių soko specialistų, kurie supranta, ką daro, moka tai daryti. Ir iš esmės vienintelis mano supratimu rinkos reagavimas į tokią situaciją yra imti paslaugas iš tiekėjų, kurie yra pasiruošę tokiam apimtim, kurie turi komandas ir panašiai. Tarp kitko, tavo CISO irgi situacija, pareigybės yra nuostabi šiuo metu. Dėl to, kad tas pats NIS2 įstatymas, jis pasakė, kad tos 2000 organizacijų dabar turės privalomai turėti CISO. Ir tu nėra 2000 CISO laukiančių eilutėj įsidarbinti. Mano žiniomis su CISO yra labai sudėtinga situacija Lietuvoje. Tai yra nepigi specialybė, tų žmonių suprantančių, ką daro, tikrai yra nedaug. Ir čia lygiai tokia pas bus iššūkis, toks pas tom organizacijom rasti tos CISO. Tai dėl to ir kalbam, kad tiekėjai čia yra tam, kad jie žino, ką daro, jie turi tos žmonės ir jie tą paslaugą gali jums suteikti. Surasti savo žmonės ne tik tai, kas bus beveik neįmanoma, bet ir juos išlaikyti bus labai sunku. Tai šiandien mes padengiam nemažai apie soką, kas tai yra, kaip tai veikia jūsų organizacijai, kaip ta jūsų veikla atrodo procesiškai, ką žmonės veikia, kokia turėtų būti soko integracija su jūsų organizacija, kad tai yra tęstinis procesas, o ne, kaip tu sakėjai, saugumo įsigijimas, saugumo jausmo pirkimas, taip. Tai noriu tau labai padėkoti iš savo visas įžvalgas ir labai džiaugiuosi, kad esi mūsų klientas ir kad atvykai mums pasidalinti savo mintimis. Ačiū, kad pakvietei.